Labas rytas. Vau, rytėlis, saulė kepė nuo pat ryto. Palapinė jau karšta. 7 valandos po 7:05, čia 7 atsidaro, bet kapė nieko nesimato, nežinau. Jau palapinė pakausimės. Nežinau, dabar jungiau termometrą. Rodo 20,3. Bet čia to jau pradės kaitinti. Tai darysimės pusryčius. Tokiu veitelę mėgojom, darysimės pusryčius. Ir šiandien, vakar tiksliau vieną golfą planavom, kad nevažiuosim į Kosovą dėl visokių tenanų tų sėjimų, visokių nesąmontų, bet reikalinga praleisti VSDN laiką. Jeigu ten stabdys per sieną eilės, išsiknisinės studija, kad iš Serbijos, čia panašiai paskui į... Nežinau. Varysime Šiaurės Makedonijai ir pro Šiaurės Makedonijai link Albanijos judėsim. Tai jau paskiau matysim, galbūt iš Albanijos kersim į Kosovą, bet irgi matysim. Gal aplenksim tom Kosovomis. O, rizmetėlis geras, paukštė čiaub. Nu va, pasidarėm pusryčius. Košytė dviguba, kavos kapučino. Ką tu turi? Saik, silkė su pataluose kažkur ten. Nežinau, patalų nesimato, silkė matos. Vieną. Kavos turi. Tai va, tokio gražio ryto pavalgom. Palapinė sudėta jau. Keli daiktai ir belik susimesti. Tai šiandien manau, kad pasieksim Šiaurės Makedoniją. Ir jeigu nepasieksim, tai galbūt Serbijos apačio dar kažkur mėgosim. Imsim viešbutį. Nes jau reikia pasikrauti ir aparatūrą, laptops išsikrovis, powerbankai išsikrovi. Kažkiek dar nuo motociklo kom pasikrausim, bet kamu nereikia iš tikrųjų telefoną krauti, nes Google Mapas pasijungis. Ir jo, turbūt reikia viskam pasikrauti, išsiplauti rūbus, nes jau turim biškį prikaupti. Jau viskas ir tada turbūt, nežinau, ar Šiaurės Makedonijai bus tas stotelis, kur būsim 2 dienas, bet Albanijai turbūt būsim ilgiau jau. Nes jau biškį atsibuot važiuoti kiekvieną dieną po 3 kilometrų. Iš tikrųjų vakar nedaug tai pravažiavom. Ir biškį anksčiau čia atvažiavom ir aplankim kažkoks veids. Tai va, pavalgom ir judėsim. 9 valandos ryto. Tai beveik porą valandų kol susitvarkėm, pavalgėm. Dabar reikia važiuoti kurą įsipilti tokį nejasną degalinę buvo, kur vakar jau nebedirba. Bet reikia užsipilti, nes neaišku, kas galbūt priekyje. Iki Veids turim 100 kilometrų važiuoti. Tai praktiškai visą bak, daugiau negu pusę bak ir sudeginsim. Nu, kur ta mūsų degalinė? Kažkur čia pat. O šitą. O skėtis išteisti, reiškia, galėsim įsipilti. O taip šitą. Man tik tas surenoški mūsų čekmenų, kad, nu ne tai, kad ant skalts priekio užstabdė, tas metėsi kairį puost, aš važiavau vėlgi ant lenkėjimo. Ir metėsi kairį puost, ir aš kirtau staigį ant stabdžių. Ir žmogus iš karto avarinį įjungė, atsiprašė, ronkiškai aš privažiavau prie šoną, žiūriu, man sėd už vairą.
Tai dabar šitą apsilenkt. Nežinau, tie paprastamai tą irgi šitą važiavom. Mes 103 rodom ant speedometrų, tas ir panašiai. Leistinis greitis bent jau Garmin's rod 60. Kiek čia ženklus nerod, vengti draudžiam rod. Kartais reikia pasisaugoti, jeigu ne pats, tai gal ir kits įvažiuoti. Aš tai net neperčiam greit, nei vienas, nei antras. Tiesiog tokia situacija. Ir per kelionę jau toks trets incidents. Pirms buvo Rumunijoje. Taip, iš priekį parvažinėjai ir čia į 10 buvo Keloks. Ir iš priekį grina, gerą kaunėlį, nebuvo didelis greitis. O taip, čia kad Keloks iš priekį parvažiavo, hop, priešas. Aš mečiausi ką ir puosi. Tai galvoju, tik nedaug dėvi, tu nestabdyk, o kerskiovi to Kelokį, nes jeigu būtų stabdis, greičiausiai, kad būtumėm kažkurį galėjim sparną pareikti. Ir paskiau kaimėlė su traktoriu iš grinau, kai krūnelė visokie jau išvažiavom, net nesidairis iš karto į dešinį išsok, aš staigiai kertau į antrą pusę, apvažiavau tom traktoriu, bet gerai, kad iš priekį nebuvo mašinų, nes jeigu būtų tuo metu iš priekį mašinų buvus, nežinau, ką būtų buvo. Galbūt pavyks tarp kažką išlysti, bet ten koks 10-20%, kad būtų mums tai pavyk padaryti. Nu jau tunelę pagaliau su šviesom. Ir šis tas jau. Daug tokių pakelės parkingų su sauliukas virš galvų stogelę. Ar lyna, ar saulė šveit, gali pasislėpti ant šešėlį. Taip, štai 100 ten varau. Per veidrodėlį žiūriu, jau daškuotą privažiavau, mergalim sopą. Galvoju, jau ims. Pasitraukiau pirm jaust ir nulėk toliau. Arba su Rusas taip gana aiškiai viens kitam bronks planšą, Gazpromą degalint, Lukoilą degalint ir taip, nežinau, aš čia anų valstybės reikalas ir iš kitos pusės, kada vyko karas, daug NATO bombardavo Serbiją, o kas čia dabar bicikl. Ai. Tipažas kažkur, per tinklėlį gavau bėti. Kas skaud. Jo, tai Albana su serbas kovoja, šiaurės Albana. Atsikovoja liktai ton posau. Tai serba, kad turėtum būti piktinti europiečių, bet ko aš čia noriu pasakyti ton, kad kiek lankyti nuveitų, visur į ženklą sudėti, kad Europos Sąjungos lėšom yra viskas atitvarkyta. Teikta pilis ten, kur buvom, teikšta prie to orvą, kur buvom irgi lankyti nuveitų. Paskiau davė nuveitų kažkur, kur buvom ir mačiau ženklą, miestėlį pravažiavau, mačiau ženklą. Dar kitą miestį buvo didelį iškapą šuonį, kad kažkaip ten vėlau Europe Unioną, kažkas tai panašaus buvo ir šalia Serbijos vėliau su gerbu. Tai taip, nežinau, labai beprasmiška čia to Serbijo. Kaip čia iš tikrųjų ir viskas. Turbūt čia tik tą vietinę galėtų. Nors ir tų vietinių, kaip ir Lietuva. Vieni turi savo nuomonę, kiti turi kažkokį nuomonę. Tai vat, esmė tuo, kad Europos pinigą keliaujant, štai tuo ikšelis tikra. Tai jau čia longus pinigų prašo. Kažkokį prisikabins cėdelį. Pažymėjom, kai vyriausias plovės. Sertifikatas. O žinot, ką paniai daro? Pasiėm centą, bent jau Anglijoje taip daro. Pasiėm centą ir tai, kad reipažiau,
tim, kad rim nuplovi longą, tai prasidaro longai, tipo bėški ir duotin kokį svarą. Tai teiton centimetą atgal, su baršk vadau mašin, sak, pamečiau įkret, jums atgal, gal gali duoti keitą. Nu, iš žmonės daud, kartas arba ton svarą, arba netgi du. O atrodo, paskui pasakys mašina 1 cent įmesto, tas čigunėlis tur minimum jau 2 svarsų, 3 gal net daugiau. Tai va tepaniai užsidirbinė tipo skaitos. Nu, čia beieškodami važiavom į kariuomenės ligoninę, išvarė lauk, atbėga, saka, čia kariuomenės ligoninė, sakau, kur į School of Tower. Ferms į 10, sak, važiuokit ten aplinkau. O, taip štai čigunelė gyven. Arklioką pasikinkė, suvakas. Na, kur važiuojus? Kur dės čia su tuo? Davin draugelė, eek. Va teik, žmonių. Visine. Stovam laukam ant saulės. Jauč, kad gal ir pakratyt, nes čia prie kitų mašinų matau preidinė. Nu, žiūrėsim, ten matau bagažin kratų vienam. Tikiuos nereikės versti daiktų. Nu, tai praleido. Iš pradžių nepraleido, nes žalios kortelės tipo neturiu. Turėjau kažkur ten centrinė dėžė įsikišęs. Tom lietuviškai atspausdėjus, lyg tai buvo Šiaurės Makedonijai. Ai, galvoju, kon aš čia visam kol išlopsiu, kol kon. Sakau, va ir čia pirkt, sakė jo, žinai, nuėjau 15 eurų, 15 dainų. Tai nusipirkau, atėjim pas, kol neparodžiau, kad tur draudėjom. Tai parodžiau draudėjom, atnešiau nusipirks. Sako, okei, gali dabar jau važiuoti. Nu, įvažiaunam į viešbutį. Šiandien 6 ir kelionės daina ir jau nuvažiavom 3000 kilometrų. Pirmą dainą daug prasukom, berods 1200. Antrą dainą nuo Lvovo praktiškai per Ukrainą iki apačios. Nebuvo labai daug kilometrų, neatsimenu dabar kiek. Trečią dainą irgi per daugiausiai ten neprasukom. Ketvirtą dainą nemaža pravarėjom per Rumuniją, nes išėjo ir Transfagarašans, ir Transalpina. Ir dar vedumės į apačią geroką. Ir vakar daina nebuvo daug prasukti, 300-400 kg. Ir šiandieną irgi nėra dar daug, ir panašiai taip pat. Bet bendro sumo prasukom apie 3000. Nu, ir šiandien biškai pailsėsiu. Bus maždaug pusė tepalų keitėjim atvažiuot. Aišku, šiaip tepalus reikia keist, kad 6000, kad tu važinėjai po miestą į panašią aukštum apsukom. Šiuo atveju, kada ilgo kelionė esi, tos apsuks 5-6-4 tūkstantį laikos. Tai, na, karts bėž daugiau, aišku, bet nereiktų tepalų kažkaip šitoks keist. 8 štoks gali važiuoti ramiai. Tai jau esu įsidėjęs filtrą, bet tik tavo atveju, kad jau matys, kad tikrai važiuosiu, nu tarkim, būsiu kai 6000, aš dar matys, aš važiuosiu kai 3000, tada jo. Bet šiaip, jeigu matysiu, kad aš telpiu koks 8 iki Lietuvos grįžti, tada aš tepalų nekeisiu. Pasikeisiu Lietuvo. Šitą dabar buvau sustojęs pažiūrėti, ar ir tepalų nuėdė kažkiek, tai visiškai absoliučiai nieko. Kol kas per 3000 nuvalgė gal 5 gramus.
Nu, aišku, ne Ducati ir. Ducačiau jau būt reikėjo įsipėlti 3-4 litrus. Nu, praktiškai pasikeisti tepų. Su Ducatės jūs keita tepals, jočkai nekeit. Tiesiog dapil. Filtrą kartus nu kartų pakeiti, vėl dapil. Kam ten keisti? Ne? Jo, aš ir taip sakau. Kam ten išleidinėti, ton varštų žverina, kad nelašėtų per anų. Ir visi dapilinėjai, be problemų. Kažkokių Hondų prisiperk čia žmonės. Reik prieit atsukt varštą, visko. Nu, makedoniečiai mėgsta išsikelt vėliaus, bet ten koks kryžius stovom kaln. Būtų gal nieko visai nuvažiuoti ten, pasidėjus daiktus, pasižiūrėti, kaip ten neįmanom. Gero čia panoram turėtų atsiverti. Nu, jie su motoroleriais dauda čia šaligatves, tai jau čia reik pagalvoti, kad turbūt reik biškį pasisaugoti. Įtaru. Na, štai jau svažiuoti priek mašins. Na, avarin. O, prieš eismo, opa. Nu, žodžiu. Su eismo ne kažką ir kas čia per šopingą kažkiek. Čia iš tikrųjų viešbutis netoli mūsų bus kažkur. Gal dar ateisim apsižvalgyti į vakar posį. Nesuprasčiau iš bet kur, bet kas gali išlysti. Kaip man kojelių veik, kaip matot, viskas veito. Čia toks dabar naus dizainas tiesiog. Žinot, kaip hardus ant apsikarst visokias įdomias dalykas, kaip blizgėto, ten da koks mandresnis kabut. Tai pas manis kojelių, tai tipo kelionėn, žinai, nusiėmė karabiną į lipi kalnus, užsidėjęs virvę. O šitą vėl čigonina prasideda. Kontar veik čia suvak, kad įstojus išmalds prašyta, aišku, ant aties ronk. Vien per mašinsi prašy išmalds ant avak pasijėmus. Vakau į veidą tekšt iš ronks. Ant saulės ten vaka tompa. Kur nors į šešėlį gal atsisėsi. Vandens vakau bent jau nupirk. Na, ant ator pasidėjus vandens. Ten anos barėlis ir sustopa štaforą apien vis. Matyt susirenk, jeigu stov, tu matyt susirenk. Žmonės nedaut nestovėtų čia ant kelio. No, vemos. Ну, пожалуйста. Ну, куда по-любому. Небесный год.
Pamaldas prasidėjo. Montaž bažnyčios ant sklinda. Garsą. Rajonėlių. Tokių gražių visokių piešinių. Bandau bėgti. O aš skombinu bėgti. Nes ubaga mane tik vien kart kertas ein po 5 eurus nuėjom visos skaitos. O tau juokinga? Tai nuėjom po 5 eurus, nes ale pasinaudojau kažkokį internetu. Ir mane užsako planą automatiškai labai rūpins mane. 50 megabaitų, daug ne gigabaitų, megabaitų. Už 5 eurus. Tai taip kiekvienas ein apkartau, taip ir jau nežinau, turbūt 20 eurų ir mane privaryt. Galvoju, kad čia iškamša, bet pasirodo judan. Gražių skitokų. Kiek senovinių dalykų. Toks čainiks būtų gerai užsivirint vandenio. Visokių. Nenorėti viet, nežinau, ką prekiaps perktom, perkanau. Nes ten kažkon kaip juvelyrs dar. Kas čia per oro uostą? Net šviesofors deg. Nu, šlepku. Iš svastik. Kiek čia tor visoj šlamšt. Eik, tu sa. Lapio audeg iš karo. Zenits. Kažkuomet buvau svajonė Fotiks. Aha. Reikia atsigaivinti čia gal. Dolksnu. Hello. Eina? Kas čia per kavinokį? Čia turgi ar niek čia netur, čia tik ta... Ai, čia ta vien kavien reišks. Taip daug žmonių talpen. A, tai gražiai padaryt. O, atsigaivint. Kaip gera. Jo. Tokį va, veitelį. Nežinau, turbūt alaus neturi, nei čia nieks, nes ką paklausė vieno vietą. Tai taip keistokai mane pasižiūrėjai. Ir praėjom čia per visur. Tai kaip ir nemačiau, kas nors pardavinė tau. Blaivininkas šiaurės makadonete. Nu, bet gal ras kur nors. Noriu labai atsigert vien šaltą. Ir šiandien kažkur kitur. Čia taip pat tas turgus, kai tas žemus Skopje miesto. Nežinau, pasiklydom, išves kažkur. Ėjom, išėjom, buvom prie kavienę, atsiradom prie Auks. Kažkoks žalias.
O, va vėl kavinės atsirado. Čia gal yra liuko tur. Reikia paklausti. Do you have a cold beer? Cold beer? Best beer, Skopsko. Okay. Skopsko? Yeah. Radom veit. Thank you. 2 piva? 2 piva. Jeigu tu nieko nemoki, tai Man daugiau nieko nereikia. piva į zakuskį. No. Perfect. Ладно pivo, ладно čaši. Samo na zdravje. Thank you. No. Ну давай. Пау. Nenori kažko užkastis? Tai gerumą. Nenori nieko užkastis? Noriu užkasti, pasimčiau. Žiūrėk. Nu, pažiūrėkim. Grill. Va, mixed grill. Aš gal pasimsiu mixed grill. Kažkoks pamaišytis, tipo grillus. Visokios mėsos bus. 2, ne? Vieną? Tu nenori? Aš pavalgiau vieną. Tai gal nusėdė. Dar piktą tebesi. Aš irgi čia piktas pavargas. Kur bištins su kuo ten buvo? Su garstyčiom. Su garstyčiom. Višta, Bišta. filė, garstyčiai ir bulka. Nu, burgeris su garstyčiom. Filė, garstyčiai su bulka. Nu, va. Nu, dabar gal bus skaniau. Aš jas dabar privers pasiimti dar vieną alaus, nes manim apipylė ir išpylė alų. Kodėl tu skundės? Nu, pažiūrėk, kad jau išpylė, tai dabar jau turiu dar pasiimti. Sveikas, Bazilė. Ai, jo, va, turim kaimynų lietuvių. Žmogas. Pasikalbėjau. Netyčia. Kažkaip girdom, kad užnogas kažkas kalba lietuviškai. Tai smagu susitikti tautiečius. Makedonijos šiaurės. Nu, kur tikrai sunku. Sunku turbūt suteikti tautiečius su tokiu veidu. Aš laukiau, kol atneš mėsytis. Ir salotų neėmiau. Galvoju, nufilmaus, parodys, kad mes čia skaniai valgom. Nu ir išdraskyk tom piragavęs. Čia sakė tas žmogus, kur nenori visai valgyti. Ane? Skanu? Skanaus. Nu, va, kaip skaniai bus. Mėselis mums pakepė. Visokios. Pavalgysim dar po vieną aliuką. Nealkoholin. Ir turbūt kažkur esim dar. Į aliuką gal dar. Į kitą veitį. Turi da pilt, nes tu man skolą turi, kur išpyliai turi gražinti. Va taip. Da biški daugiau buvo išpilta. Nu da, čiut. Ok. Jo, žodžiu. Pavalgėm. Privalgėm, abu nesuvalgėm. Kaip yra alaus? 4 salos pasiėmėm. Mėsos, salotų, daunas. 26 euriuką jo. Aptarnavim. Ir dar palikom biškį arbatpinigių. 5 euriukus. Nes čia žmonės laksto aplinko. Step tik baigas alus, ta prasme. Jau iš karto atneškėt. Jo, net nejauk iš tikrųjų. Gerai. Baigam išgerti saloką ir
Darysim arba iki viešbutį, arba šiaip dar pasižvalgyti kažkur. Šuniuką. Labas. Dzinė, mėg. Ne čia. Vienam. Čia va toks turgėlis. Kažin, kas ten gyven, kur vis rūbai sudžiauti. Kažina, matos. Tai jau iš telefoną padarysim video. Spėkit, kas čia džiuvint savo rūbus. Nes niekur pasidžiauti ant longų su krovėm, kad saulė šviesti kuo greičiau išdžiūt, kad nesurūktų. Tiek magnetok dar nesu matęs. Aš galvoju, čia seina iš pat pradžių. Sí, es un zorro. Ay, coño. Pero además entero. Sí. Es una estola, ¿no? Sí. Belekiai. Una bufanda. Sí. Tai va toks, va centroks. Einam prie fontaną pažiūrėti. Tas vyras kažkur ten žiūri, turbūt į tom kryžių, ten tolumo. Į tom bokštą. Kontas šuniuks čia gal. Labas, šuni. Labas. Eik tu saugok tau lėtonu. Kas per dydis? Karšta, ne? Karšta tau. O, kaip gražia taška. Kaip vėsia, kaip faina. Gaiva. Nu va toks va miesto centras. Nežinau, kad rašytas įžymusis tiltelis, bet turbūt, kad tas, kur mes einam. O gal ten tas, kur šveit, bet turbūt, kad ne. Tas vat akmenim grįst turėtų būti tils, bet čia matau, kad plytelėm. Tai nežinau. Tikus, kad tas. Nu ir einam į to vaikščią, kur tipo gražiai šveit. Va tepi valkataujam. Vis vakar. Ir dar turbūt valkatausim, kol sutems pilna. Bet visai smagia. Ir labai karšta iš tikrųjų. Įtarka bus iki 26-27 šilumos dabar. To? Kai mes pinigėlį gal gyvatė išlys iš kolonėlės. Ko nerodo, kai turi pinigų? Tik rošas nerti. Žiūrėk, miksioką var. Nežinau, jeigu YouTube, jeigu neblokaus. Bet var gera. O nuo kelių metų jūs pradėjote rūkyti.
Tėvs atvarė cigariok paslėp. Tėvs nuėjęs patrauks. Nu, einam dar iškoti pramogų. Ką? Gal ir problemų. O gal pramogų. Nu, kas čia vyksta? Nu tai va, tuo kita aikštė. Daug žmonių iš tikrųjų labai. Tikrai daug. Visokių pramogų vyksta. Ir ko galiu pasakyti, kiek pravažiavom dabar šalių. Lenkija, Ukraina, Rumunija, Serbija. Tai Šiaurės Makedonijoje tikrai kalba, praktiškai visi kalba angliškai, jokių problemų nėra. Aišku, daug ko reiškia, čia ir ta sostinė, bet šiaip, nežinau, nebuvo problemų. Nu, pats seinas, kai važiavom visur, visi kalba angliškai. Netgi vakar čia pardavinėjai suvenyrus. Ir, nežinau, tas vaks veins kokių 6 metų, turbūt nedaugiau. Tai kalba laisva angliškai. Taip, jo, nėra problemų, ta prasme, susikalbėti. Einam dar kažkur įlysėm į kokį gatvelį, pasižiūrėti, kas kur čia gerai ir kažkur gal dar nusipirksim ir turbūt judėsim iki savo namų, nes jau dabar yra kiek ir valandų, nežinau, pas mums laikrodis rodo 9, bet čia turbūt Lietuvos laiku. Ai, nu taip ir yra, persistait man Garmin pagal GPS. Tai 9 valandas, žodžiu, bet jau toms. Tai ilgą turbūt nebetimsim, nes būtų gera dar biškį pailsėti. Nu, iš šiaip šiandien labai neblog dien. Labai neblog dienelį, nes daug nevažiavom su motociklu. Nepavargom. Tos Makedonijos ir čia teikti ir, bet nežinau, gal būti toks variantas, kad ir ryto liksim dar Šiaurės Makedonijoje. Kad biškį pasižvalgyti. Turėjom dar to laiko. Kažkaip galvojau, kad iki Albanijos, kol davažiuosim biškį ilgiau užtruksim, bet mes čia Serbijoje neužtrukom, nelabai buvo ko pažiūrėti. Gal ir buvo, bet labai nesigilinom. Tai Juodkalniai paims turbūt kelias dienas, Albanijai kelias dienas ir matysim, jeigu viskas okei. Jo, kažkas nori labai pasideginti, pabūti prie jūros. Monisas nevilioja labai, nes karšta bus. Bet reikės jo aukotis. Reikės aukotis, nes paskiau aš iš tikrųjų labiau norėčiau prie ežero arba prie upės, kur nėra sūrus vanduo. Tai aš ten norės pasiplaukėti. Jeigu aš pasiaukos, tai gal ir kažkas pasiaukos dėl Monis pabūti su palapin. Gerai, einamės dar pasitrinti čia kažkur. Va, kažkokį parduotuvį. Ir varysim į viešbutį turbūt. Jis neleidžia filmuoti jo. How old are you? How old are you? I'm Annie. Photo, no. Okay, but how? Money? Yes. Okay. But how old are you? Me? Yeah. 8. 8? And you smoke? Nine. And you smoke? Why you change your mind? Me? Yeah. Yeah. These 5 years? Give me money. I have no money. I have no cash. Yeah. Nu, tai kelių metų jūs pradėjote rūkyti. Tas jau sakė, nuo pat mažų dainų. Tai dabar, sakė, ir 8 metų, paskui persigalvoju, sakė, kad ir 9 jau. Nu, gal dabar gimtadienis buvo, peršau kažkart labai greit. Aš tau
ryto gal jau bus 10. Nu, taip iš pažiūros atrodo 6-7 gal. Nelėd filmuoti. Nelėd fotografuoti. Tai pradėjai rodyti, kad ons rūka danų seniau. Tai turbūt pamuš vis rekords. Čia biška trūkst karščiaus nuo žarėjų, tai pasinaudo fenu. Dapūsti. Normaliai, žmonės genija ir... Sakiau, kad su Dysonu džiovinu. Netikėjau. Nedžiovint, ten anglis pučia. Nu dabar tik pamačiau, kad čia kaip gerom saulelė. Jie nudaugo tokių ir atsisėdė dviejų, pasidėjo čia, nesakys ko, šachmat, žaidė dviejų. Fainė. Gražiai spalvota visur. Į tau pilį būtų nebloga, bet gal ir nebūtų gera. Kiekvieno pilį ir turėlė tas pats. Bedus išplėšts, nieko nebėra. Laipta nauja, grindis naujas, 1, 2, 3 paveikslus. Tai daugiau nieko, tos pilės nėra. Tipo kardas koks nors nauja padaryt celė iš senų laikų. Tai žodžiu. Bet šiaip iš išvaris man patinka. Patinka kiekviena pilis, kiekviena tai griuvėse. Fainai pažiūrėti.